Norėčiau ministerijai pakomentuoti visiems, kurie man užduoda vieną klausimą. O ką, ar Kaune blogiau vaikus gydo? Atleiskit, aš esu gimusi kaunietė, mano seneliai ne kauniečiai. Ir dar kartą sakau, Kaune niekas niekur neintegravo. Statėsi Kauno klinikos su savalaikė, visateisė vaikų ligų klinika. Jie pradėjo dirbti diena dienon visi kartu ir niekas jų nepermetė, neįkišo, neprijungė ir nesumalė. Tai yra senos vaikų ligų tradicijos. Ir tarp kita, kai pasistatė vaikų ligų klinika, buvo stipresnė už likusią kliniką. Jai vadovavo žinomi Lietuvos šviesuoliai. Todėl lygint šitą atvejį, kad paim Klaipėdos vaikų ligoninę ir įmes kažkur. Dabar pasižiūrėkim, Rygoj 650 vietų ligoninė, Latvija mums nepavyzdys, bet dėja vaikų ligoninė dadėjo vietų ir leido laikyti 200 vietų filialą toliau nuo Rygos. Estijoje 230 vietų ligoninė. Sakoma, o kodėl dabar ta ne Vilniuje ligoninė? O kodėl Lenkijoje Vroclave yra didžiausia vaikų ligoninė? Pavažiuokime mes pailsėti. Tenerifė, Gran Canaria. Gražiausi pajūrį, pušynuose pastatytos vaikų ligoninės. Tuose mažytėse salelėse jos ten gali būti. Pereikim visą Europą. Anglijoje buvo kai kurios ligoninės apjungtos. Dabar Anglijoje statoma, baigta bus 12-14 metais 1200 vaikų ligoninė kardiologinio profilio. Kita ortopedinė ligoninė. Vienintelė Europoje šalis, kuri neturi atskiros vaikų ligoninės, tai yra Norvegija. Tačiau ten irgi galvojama, ar nereiktų. Visiems aišku, kad jeigu vaikas sudėjai prie suaugusio, visada vaikas nukentės. Jis nesugeba apsigyti. Ir niekada vaikui nebus. Vaikui bus ir vaistų kitokių ir taip toliau. Ir visur, ir visos šalys, eidamos iš savo patirties, Airijoje 4 vaikų ligoninės tokioj mažoj šaly. Aš nekalbu apie Vokietiją, Prancūziją ir kitur. Jų yra kiekvienoj, Vokietijoje kiekvienoj jų žemėje rasit po porą vaikų ligoninių. Tačiau, kodėl jinai ne Vilniuje, Klaipėdoje ir kodėl jinai 65 metus gyvavus ir teikianti visas 3 lygio paslaugas išskyrus kardiochirurgiją ir kardioreumatologiją. Reumatologiją teikiam, nors dabar jau praežė, negalim, mes jau ne respublikinė tapom. Tai va, kodėl jinai negali gyvuoti ir kam jinai taip kliūna. Žemaitijoje vieninteliai, norint tapti vaikų neurologų, kardiologų, chirurgų, reikia mokytis ne 4 metus rezidentūrų, o 5,5. Todėl specialistų vaikų yra skaičiuojama, ant pirštų jų vis mažėja. Ir neaišku, kas bus, kai išeis senoji karta. Nežinau, kur gausim vaikų kardiologus, kur gausim vaikų okulistus ir taip toliau. Nes yra žodis vaikų, o prie to prisideda 2 metai. Ir taip medikai mokosi 9. O norint tapti vaikų, reikia prasimokyti 11. Tai vieninteliai vaikų ligoniniai yra sutelkti Žemaitijoje visi siauri ligų specialistai. Kai kurie buvo pervilioti atlyginimais iš kitų, jiem čia yra ir krūvis kitas, ir kontingentas kitas. Tai dabar sujungus, sumaitojus, pasižiūrėkim apjungtų ligoninių vaikų padėtį ir vaikų skyrius. Aš nevardysiu pirštais, visi puikiai gerai žino. Ačiū dėkui. Reiškiasi, vis dėlto to sujungimo, visą liaudinio Lietuvos įstaigų sujungimo prasme, aišku, yra labai diskutuotina ir reiškia, tas finansinis efektas, kuris yra visiškai nepaskaičiuotas, niekas nieko apie tai nežino. Reiškiasi, tai galbūt, kad Seimo narys mane taip pat labai nustebino savo tokio audringų pasisakymų dėl tų kelių milijonų ir tos, pavyzdžiui, vienos kokios laboratorijos arba vieno maisto bloko sutaupimo arba ten kokio vieno vyriausio gydytojo nuvertimo, reiškia, tai atrodo, kad čia įvyktų didelis, reiškia, perversmas ir didelis sutaupimas mūsų Klaipėdoje ir kad čia lyg tai būtų didelis ekonominis efektas. Bet iš Seimo nario pasakymo iš karto, reiškia, pradeda lysti tokie partiniai ūsai, reiškia, per partinę liniją, reiškia, jau meras, reiškia, ne mūsų partijos narys, reiškia, vėl kažkas šiandien trintis yra,
Ir kitas dalykas, Jeigu reikia perstos. jis, nu, tai, aš nežinau, kur man bestot reikia, aš galvoju dabar, nepartinis esu, bet kitas dalykas yra tai, kad jaučiasi iš pasisakymo, kad, reiškia, bus nuleistas, reiškia, partinio pasitikėjimo žmogus. Kas valdys dabar tą konglomeratą tokį? Greičiausiai partinio pasitikėjimo žmogus, kuris, reiškia, pasikeis turbūt po kokių gal pusmečio, gal po 2, gal po 4 metų ir taip eis ir eis ir eis be galo, reiškia, kol galutinai viską nuvarys, kol viską nugyvens, reiškia, ir tada, ką mes tada turėsim? Reiškia, žmogus, kuris sako, kad Jūrininkų ligoninė prašo 10 milijonų tam, kad padaryti traumų centrą. Projektą parengė, neprašo. Projektas. Viena ligoninė parengė projektą ir kita. Parengė ligoninė projektą, kuris... Ne, diskusijos vėliau dar. Bet klausimas yra, kad jau apskritai čia nėra valstybė. Audriau pasakysit per pranešimą. Aš tik noriu pasakyti taip, kad Jūrininkų ligoninė aplamai su to savo projektu, tai yra juokinga atrodo, ten nieks pirštų nepajudina traumos atveju jau net kiek metų, nėra ne vieno traumos atveju ten padaryta, o dabar jie jau pretenduoja, reiškia, į traumos centrą, kada miesto ligoninė, universitetinė ligoninė aplamai gali be jokios paramos teikti, puikiausiai teikia tą, bet puikiausia, reiškia, jeigu jie paprašo apie 19 milijonų tam tik, kad pagerinti infrastruktūrą ir pagerinti kokybę, tai čia jau reiškia, žinot, reikia vieną dalyką, ubagas ir kvailas moka 2 kartus.